Donskį ir matau, kad atvyko šešėliniai pranešėjai. Pone Donskį, prašau. Indeed, the annual report on human rights and democracy. Ačiū, pane pirmininkė, iš tiesų. 11 metų ataskaita apie demokratiją, žmogaus teisės, kurią parengė komisija, mano galva, yra labai svarbus dalykas ir vienas iš mano profesinėme gyvenime svarbių įvykių. Juolab, kad įmanoma, aš užsitikrinau kolegų pagalbą iš Europos parlamento narių, tiek šešėlinių pranešėjų, tiek ponia Andrikenė, tiek ponas Howitt. Labai daug padėjo, nes mano galva nebūna tobulo pranešimo, ypač tai pasakytina apie pranešimus, kurių tema labai plati. Tačiau kaip pranešėjas nebejotinai turiu teisę išdėstyti ir tai, ką pats manau. Ir tikrai šis pranešimas nėra dovana po kalėdų eglute, neturėtų tai būti, nes mano uždavinys yra parengti dokumentą, kuris padėtų prisidėti prie žmogaus teisų politikos formavimo. Pone pirmininkai, jūs visai teisingai pastebėjote, kad 2011 metais ES parengta metinė ataskaita apie padėtį šioje srityje tiesiog tai yra įprastinės praktikos išraiška ir grįžimas ten, kur turėtume būti. Aišku, 11 metais mes sveikiname tai, kad komisijos atstovė parlamento birželio sesijoje galėjo pateikti tą ataskaitą ir taip viskas grįžo į savo viešes. Turiu pasakyti, kad jūsų visų pasiūlymai dėl pakeitimų tikrai padėjo patobulinti pranešimą, todėl dar kartą pakartosiu, kad tikiuosi ir tolesnės jūsų pagalbos. Keletą žodžių apie pranešimo struktūrą. Struktūrą lengva numatyti, nes pateikiami bendrėjai teiginiai, toliau jų ES veikla jungtinėse tautose yra atskira dalis apie ES politiką tarptautinė humanitarinėje teisės srityje, taip pat veiksmai prieš nebaudžiamumą už padarytus nusikaltimus. Aš sąmoningai išskyriau kai kuriuos dalykus. Mes, pavyzdžiui, apgailestaujame, kad teisingumas taikomas pasirinktinai, ypač kovojant su korupcija. Ir dabar teisingumas tarsi tapo politinio keršto priemonę stengiantis suvesti sąskaitas su politiniais priešininkais. Dar vienas dalykas, bet yra tokia sudėtinga pranešimo dalis apie arabų pavasarį, kuri gali kelti skirtingų minčių. Ir nebejotinai Europos kaiminystės politikai ir arabų pavasaris nusipelnė atskiro skyriaus. Aš pabandžiau suformuluoti tai, kuo nesame patenkinti. Ir būtent tai, kad rytų politikos požiūrių yra taikomi dvigubi standartai kaiminėms rytuose ir kad viskas nustelbta prisitaikėliškumo pozicijos. Žmogaus teisų dialogas su trečiosiomis šalimis yra labai svarbus dalykas, todėl jam skirta atskira dalis. Dar viena dalis, joje kalbama apie ES tarptautinių įsipareigojimų vykdymą ir norėčiau, gerbiami kolegos, atkreipti jūsų dėmesį į vieną ALDE frakcijai labai svarbią dalį, kuri pavadinta raiškos laisvė, socialinė ir
skaitmeninę laisvę. Aš manau, kad tai yra nepaprastai svarbus dalykas, kaip jau minėjau, mūsų frakcijai, todėl skiriau šiais ryčiai pakankamo dėmesio ir vėlgi šiame kontekste daug dėmesio skiriau arabų pavasariui. Pirmininkai, leisite, aš norėčiau šiek tiek porą žodžių pasakyti apie tai, kas man labiausiai rūpi. Ir tai yra ES parama pilietiniai visuomeniai ir žmogaus teisių gynėjams. Ši dalis absoliučiai sutampa su mano propaguojamais principais. Viena iš formuluočių yra ta, kad mes apgailestaujame, kad Rusijoje, Kinijoje ir kitose šalyse vis dar yra persekiojami žmogaus teisių aktyvistai ir kad tarptautinės organizacijas nieko neužtikrina. Taip pat išreiškiamas apgailestavimas, kad Kinijoje yra atimamos licencijos iš teisininkų ir persekiojami politinių lygių žurnalistai. Aš manau, tai mūsų komitetui svarbu, parlamentui svarbu ir manau, kad tokia nuostata mano pranešime liks. Nes aš manau, mes tikrai turime, mūsų kaip parlamento pareiga yra padėti viso pasaulio disidentams. Ir galiausiai paskutinė pranešimo dalis, tai yra ES veiksmai, kovojant su mirties bausme, aišku, kovojant su kankinimais ir kitų žiaurių, nežmoniškų bei žeminančių elgesių ar bausmėmis. Tai yra mano jau atskiras indėlis ir aš pažymiu, kad apgailestaujama, jog psichiatrija vis dar yra taikoma, kovojant su disidentais. Tai daroma Rusijoje, psichiatrija pasitelkiama tam, kad išliktų autoritariniai režimai, kad būtų susidorojama su kitaip manančiais. Ir miniu nežmoniškas gyvenimo sąlygas kalėjime bei žeminantį elgesį su oponentais. Aš suprantu, kad visuomenės grupės terminas, kurį vadinu, yra per siauras terminas, bet šiuo atveju turiu galvoje tos žmonės, kurie kenčia, pavyzdžiui, dėl tam tikrų stigmų ar dėl to, kad atsiduria, kad būna nustumti į visuomenės atstumtas grupės. Labai svarbu, kad visuomenės grupių diskriminavimo klausimas būtų toliau nagrinėjimas. Moteris ir vaikai konfliktų zonose. Taip pat kalbu apie moterų ir vaikų teisės, jos yra neatsiejama pranešimo dalis ir galiausiai, man asmeniškai dar vienas dalykas labai svarbus, tai yra įsitikinimų religijos laisvė, kurioje dėstau, kad bet kokie įsitikinimai yra gerbtini ir yra neatsiejama raiškos laisvės dalis. Ir galiausiai noriu savo pranešime pažymėti, kad mus neramina padėtis Kinijoje, nes asmenys, tokie kaip krikščionis, musulmonai, fanglų pasekėjai yra persekiojami ir jų politinės teisės nėra užtikrinamos. Turiu pasakyti, kad kai kurios mintis yra standartinės ir yra sutinkamos ir kitose panašaus pobūdžio dokumentuose, dalis minčių yra grinai mano asmeninis indėlis. Ir, ponia pirmininkė, aš aišku suprantu, kad tas pranešimas tai yra tik tai